Esu Liucija Kunigiškytė, gėlių sėklų produkto vadovė ir šiandieną noriu Jums pristatyti veislės, kuriomis mes papildėme savo gėlių sėklų asortimentą. Kasmet mes atnaujiname savo gėlių asortimentą, šiais metais ypatingai džiaugiuosi tuo, kad mes ne tik asortimentą atnaujiname ir pakuotę. Mūsų pakuotė tapo informatyvesnė, labiau suprantama pirkėjui ir manau, kad pirkėjas tikrai supras tuos ženklelius, kuriuos mes patalpiname ant pakuotės kaip tokia papildoma informacija. Pirkėjas matys ne tik tai produktą, tai yra sėklas, jų pavadinimą, bet štai šitoje apatinėje pakelio dalyje jis pamatys informaciją, kuri jam tikrai padės susigaudyti toje asortimento gausoje. Ženklelis profi reiškia, kad tai sėklos skirtos profesionaliam naudojimui išsiskiria ypatingai geromis veislės savybėmis. Taip pat yra pažymėta, ką mes sėjame į lauką, ką galima auginti pastatomose krepšeliuose, ką galima auginti šiltnamiuose. Pakuotė išties yra informatyvi, nugarinėje dalyje taip pat patalpinta informacija apie sėją, apie sėjos laiką, gylį. Ir visa ta informacija yra išdėstyta baltoje šviesioje spalvoje. Manau, kad mūsų ir tie pirkėjai, kurie yra vyresnio amžiaus, kuriems galbūt sunku išskaityti tame margumyne, puikiai galės perskaityti pateiktą informaciją. Ir jeigu kalbėti apie tas rūšis, kuriomis mes atnaujiname asortimentą, ypatingai didelį dėmesį skiriame balkoniniams augalams. Vis dėlto balkoniniai augalai tampa vis populiaresni. Nereikia sakyti, kad tie augalai, kuriuos mes auginame balkone, jie tinka tik tai balkonai. Augalai auginami balkone gali būti naudojami ir apželdinant kažkokias vertikalias erdves. Jie puikiai tinka ir žemaūgiams gėlynams priklausomai nuo jų paskirties. Labai džiaugiuosi, kad šiais metais atradome dar kelias spalvas Valeros sprigės. Tai yra augalas, kuris skirtas šiauriniams gėlynams, šiauriniams balkonams. Kadangi mūsų pirkėjai buvo kaip ir nuskriausti tie, kurie turėdavo šiauriniuose balkonuose norėdavo įkurti gėlynus. Tai Valeros sprigės yra puikus augalas, tinkantis šiauriniai pusiai, ypatingai atsparus vėjui, lietui, nepalankioms auginimo sąlygoms. Ir yra labai lengvai dauginamas iš sėklų, netgi kai kurie įgudę mūsų gėlininkai sezono pabaigoje perkelia Valeros sprigės į kambarius, kur jos tikrai gerai jaučiasi ir kurį tai laiką dar džiugina savo spalvomis. Asortimente turime berods 5 spalvas Valeros sprigių. Šiais metais į asortimentą įtraukėme sprigę Pink Splash, tai yra rausvai žiedeliais su tokia violetinė akute, ir Violet veislę, kurio žiedo spalva yra violetinės spalvos. Manau, šios abi spalvos puikiai dera tarpusavyje, tai tie, kas norės pasipuošti savo šiaurinį balkoną arba šiaurinį gėlyną, galės šitas sėklelės nusipirkę užsiauginti puikias gėlės. O tiem, kas apie gėlynus pradeda galvoti labai anksti ir gėlynai jų yra saulėtose vietose, tai vėlgi klasikinė gėlė tai yra darželinės našlaitės. Asortimente turime berods 15 veislių našlaičių. Šiais metais asortimentą papildėme 2 hibridinėmis našlaitėmis. Vėlgi ant pakelio jūs matote pažymėtą profį, sėklos yra labai aukštos kokybės, augalai yra vienodi, žiedai yra dideli, ryškių spalvų. Ir tai dar kartą noriu priminti, kad našlaitės tai yra augalas viena iš anksčiausiai pavasarį žydinčių gėlių. Atskirais atvejais pražysta prieš šalnas, tai yra lapkričio mėnesį, ir pakartotinis žydėjimas yra balandžio gegužės mėnesį, tai yra 2-metis augalas. Ir dar ką mes balkonam šiais metais siūlome, tai svyrančioji ragylė, galbūt daugam žinoma kaip diascijos vardu vadinama ši gėlė. Iš ties labai smagus augalas, smulkiais žiedeliais, bet ta žiedų gausa puikiai kompensuoja tą dydį, kurio kartais taip norimasi gėlių dideliais žiedais, bet ne ką prasčiau atrodo ir ragylės, tarkime, kurių žiedeliai yra smulkus. Ir privalumas dar yra tas, kad ragilių peržydėjusių žiedelių nereikia nuskabyti. Mes dažnai žinome, kad didelius žiedus reikia nuskinti, kad augalas neprarastų dekoratyvumo. Tai su ragilėmis šito vargo mes neturėsime, tiesiog žiedeliai patys nukris. Ir
Dar vienas augalas, kuris puikiai dėrėtų galbūt ir prie tų pačių ragilių, tai yra auksaspalviai lakišiai. Labai linksmas augalas, linksmos geltonos spalvos žiedais gėlė, puikiai auganti, ypatingai rekomenduočiau auginti tiems gėlininkams, kurių balkonai yra išeina į gatvę, į judrią gatvę, kur yra daug išmetamųjų dujų. Tai augalas atsparus, ypatingai atsparus neutraliems, neigiamiems aplinkos poveikiams. Na ir kiek panašus augalas, bet kitoks yra smulkieji serenčiai. Na, žavus dar augalas ir gėlė ir tuo yra, kad žiedeliais galima puošti maistą ir suteikia maistui nutarkuotą apelsino skonį, tarkim. Puikiai tinka pagardyti desertam, kažkokiam tai salotam, gėrimam. Norėčiau dar pasakyti, kad atkreipkite dėmesį gardydami maistą gėlių žiedais, kas tampa dabar labai populiaru. Nenaudokite nuodingų gėlių. Atrodytų toks nekaltas augalas kaip pakalnutė, galbūt tikrai papuoštų mūsų stalą, bet šiukštu nenaudokite, kadangi tai yra nuodingas augalas. Dar viena gėlė, tai yra tiems, kas bijo vampyrų. Europoje yra šnekama, kad darželinės verbenos puikiai apsauga nuo vampyrų. Tai jeigu yra tokia vampyrų baimė, tai balkone puikiai tiks auginti darželinės verbenas. Bet iš ties tai yra juokas. Nuostabi gėlė, žydinti visą vasarą. Ypatingai mūsų mėgstama yra įvairių spalvų. Yra rausvų, yra geltonos spalvos, tiesa nėra, yra baltos spalvos, bet labiausiai pas mus yra vertinama šita violetinė burgundinio vyno spalva. Augalai yra ryškus, puikiai pakenčia karpimą ir labai gražiai dera su kitomis gėlėmis. Tarkime, su vienmečiu šlamučiu tai yra nepakartojama kompozicija. Na ir didžiažiedės portulakos, kaip aš sakau, gėlė pirmaklasiams, gėlė tiems, kas nesijaučia labai stiprus gėlininkas. Labai lengvai auginama gėlė, gali būti auginama netgi kaip ir kambarinis augalas. Svarbu tik tai, kad sudygusių daigelių nereikia perlėti. Žema kiliminė gėlytė, tinkanti auginti tiek gėlynuose, tiek balkonų loveliuose. Žydi visą vasarą, žiedai ryškiaspalviai, pusiau pilna viduriai. Na ir taip mūsų mėgstamą daugiamečių gėlių asortimentą taip pat papildėme naujienomis, kurios turėtų pradžiuginti mūsų gėlininkus. Na, toksai egzotinis augalas, indinės krausvos. Tiesa, noriu pasakyti, kad tai yra krūmo puskrūmio formos gėlė, galbūt puskrumis greičiau. Žydi pirmaisiais metais po sėjos. Štai tokį gražų augalą galima suformuoti 3-4 augimo metais. Noriu pasakyti, kad augalas atvirame grunte nežiemoja, todėl rekomenduočiau augalą auginti talpose ir žiemai pernešti į patalpą, kurioje yra temperatūra +3, +5 laipsniai šilumos. Na, o tiem, kas rūpinasi savo figūrą, norėčiau pasakyti, kad lapai turi apetitą mažinantį poveikį, tai kad galima iš lapų išsivirti puikią arbatą. Na ir švelnieji akantai, efektingas augalas, efektingai žiedais, daugiametė gėlė, dekoratyviausias atrodo 2-3 augimo metais, pirmais metais suformuoja lapų skrotelę, galbūt esant palankioms augimo sąlygoms pražys štai tokiais efektingais žiedais. Smagus tuo, kad žiedai išlieka dekoratyvus net ir peržydėjo, žiedus galite naudoti kompozicijoms sausų gėlių. Na ir paprastosios gumbenės, vėlgi tai daugiau galbūt krūmas, reikėtų šitą augalą auginti kažkur tai vieną, jokių būdų nesodinti gėlyno priekyje, tiesiog tai yra foninis daugiau augalas. Labai mėgstamas bičių, ypatingai tie, kas turi bites, bitininkai galėtų šitą augalą ir ne vieną pasisodinti. Ir dar daugiamečių mūsų kolekcijoje raganiniai skambalėliai, tokių smagių pavadinimų, iš tikrųjų tiem, kas mėgsta katiliukus, kas mėgsta varpelio formos žiedus, šitas augalas turėtų patikti. Dar priminsiu tai, kad daugiamečiai yra žavūs ne tik tuo, kad vienoje vietoje gali augti ne vienerius metus, bet paprastai šių augalų visų būna dekoratyvūs tiek žiedai, tiek lapai. Tik tai nereikėtų žavėtis tuo. Galbūt minusas yra tas, kad daugiametės gėlės žydi kiek trumpiau nei vienmetės, todėl nepasidarykite tokio nuobodaus gėlyno, tarkime, vien tik iš daugiamečių gėlių.
Na ir vėlgi kiliminis augalas, ilalapės miltinukės, pilkos spalvos, turėtų patikti tiem gėlininkam, kurie nori savo sode turėti kažkokį tai akcentą, atskirti ryškias spalvės gėlės kažkokiu tai augalu. Paprastai populiarus labai augalas yra pilkšvalapė žilė, bet tai yra dvimetis augalas, o norintis turėti augalą, atskiriantį augalą ryškias spalvas 2, 3, 4, galbūt ir 5 metus, turėtų rinkti šį kiliminį augalą, ilalapės miltinukės. Na ir dievo gėlės, gvazdikai. Dargi papildėme šiais metais asortimentą šiurpiniais gvazdikais, kurie yra iš tikrųjų labai mėgstami mūsų gėlininkų. Galbūt dėl to, kad žiedynas sudarytas iš smulkių žiedelių žydi apie mėnesį laiko. Šiurpės iš tikrųjų, dar šiurpiniai gvazdikai vadinami šiurpėmis, nėra reiklus augalas, puikiai auga tiek ūksmingose gėlynuose ir nors tai yra dvimetis augalas, bet pasisėja pats ir tiesiog tampa augimo vietoje kaip daugiametis. Na ir tikrieji gvazdikai mūsų asortimente mes turime spalvas, šiais metais dar papildėme asortimentą štai šią baltą spalvą. Gvazdikai yra žavūs tuo, kad tai yra gėlės, kurios atsparios šalnoms, dekoratyvūs tiek gėlių žiedai, tiek lapai, žiedai maloniai kvepia, galint būti auginami tiek gėlynuose, tiek mažoms puokštelėms. Na ir raudonžiedžiai šalavijai. Šiais metais asortimentą papildėme veislę Scarlet Queen, kuri išsiskiria ypatingai raudonos spalvos žiedais. Ir raudonos spalva iš tikrųjų spalva, kuri mūsų gėlynė atkreipia dėmesį. Tai norėčiau pasakyti, kad sodinkite toje vietoje, į kurią norite, kad kryptų jūsų arba jūsų kaimynų akys. Tiesiog tą akcentą sodo gražiausioje vietoje sodinkite ryškiaspalvę raudoną spalvą žydinčias gėles. Ir karpitalapės nasturtės. Mes tikriausiai visi puikiai žinome šitą gėlę, žinome galbūt didžialapę nasturtę, kuri yra kiek sunkokas augalas, tai tiem, kas neturi kažkokių tai didelių atramų, nori lengvesnės vijoklinės gėlės, rekomenduočiau karpitalapės nasturtės. Lapai šios gėlės yra panašus į fikuso ir kuoduoti žiedai geltonos spalvos tikrai pradžiugins kiekvieną gėlyną. Taigi, tikrai turime begalę įdomių gėlių sėklų ir kviečiu visus išsirengti savo svajonių gėlyną, ar tai būtų balkonas, ar tai būtų didžiulis gėlynas, ar tai tiesiog vienas augalas vazone. Sėkmės!